Vaikams privalome duoti 2 dalykus – šaknis ir sparnus. Ši nežinomo autoriaus mintis gegužės pradžioje skambėjo sostinės prekybos ir laisvalaikio centro Panorama centrinėje aikštėje, kur vyko socialinės informacinės akcijos Vaiko globa neįkainojama dovana pirmasis renginys. Jo organizatoriai visus centro lankytojus kvietė daugiau sužinoti apie vaikų globą, subtilybes ir reikalavimus. Mes turim apie 4000 vaikučių, kurie gyvena globos namuose. Na ir sutikim, kad ko gero nėra visiškai tokia aplinka kaip namuose, kaip tėtis, mama, seneliai, broliai, sesės. Todėl tikrai norėtųsi, kad tie mūsų mažieji gyventojai Lietuvos tikrai turėtų tą galimybę augti normaliuose šeimose, ugdytis, tiesiog aplinką matyti. Jų ir integracija suaugus, praėjus paauglystėje, sulaukus pilnametystės, jų integracija į visuomenę kur kas yra paprastesnė. Kaip jau minėta, socialinės informacinės akcijos šūkis Vaiko globa neįkainojama dovana. Iš tiesų dovana priminė ir akcijos informacinis stendas, simbolinė kaspinų perjuosta dėžė, kviečianti užsukti ir pasidomėti vaikų globos galimybėmis. Kiekvienam mūsų turbūt yra be galo svarbu kažkuo tai rūpintis ir kažkam būti reikalingu. Ir tikrai pastaruoju metu sulaukėme kreipimųsi, paklausimų vyresnio amžiaus žmonių, kurie išleidžia savo vaikus į mokslus, namai lieka tušti ir tie žmonės galbūt save norėtų kažkaip realizuoti. Tai būtent globa tai ir būtų viena iš tų formų, kur galima save realizuoti, padėti vaikui tam tikrą gyvenimo momentą užaugti ir būti kažkam reikalingu. Akcijos tikslas – skleisti teisingą informaciją apie vaikų globą, leisti žmonėms geriau susipažinti su globos ar įvaikinimo procesu, griauti visuomenėje paplitusius mitus. Čia pasirinkta informacijos skleidimo forma yra tokia, kad iš lūpų į lūpas. Tai yra, galbūt žmonės nedrįsta ateiti į įstaigas, pasiklausti, pasiteirauti. Tai čia jiems sudaromos galimybės gauti tą pradinę informaciją, o po to gavus informaciją svarstyti, mąstyti ir galbūt priimti sprendimą globoti. Akcija Vaiko globa neįkainojama dovana šiais metais keliaus po įvairius Lietuvos miestus ir miestelius, dalyvaus šventėse, bendruomenių susibūrimuose ar įsikurs didžiuosiuose prekybos centruose. Akcijos tikslas yra pasiekti kiek įmanoma daugiau žmonių, būtent visuomenės didesnę dalį. Pagrindė renginiai vyks kartu su miestų dienų šventėmis ir panašiai, tai yra, kad būtų kiek įmanoma daugiau žmonių pasiekiamų. Šiuo metu Lietuvoje globa suteikta daugiau nei 10 000 vaikų. Šiek tiek daugiau nei pusė jų yra globojami šeimose. Ir kodėlgi tiek daug mažųjų piliečių vis dar auga globos namuose? Paklausėme atsitiktinių prekybos ir laisvalaikio centro lankytojų. Tik žinau, kad yra daug problemų, kad negali susilaukti savo vaikučių. Tai manau, kad aktuali tema būtų. Žinokit, tikrai nežinau, kaip ta situacija Lietuvoje, bet, pavyzdžiui, mano vyras yra švedas, tai Švedijoje vaikų namų nėra. Aš nežinau, gal čia tokia sistema kažkaip, gal mes ne tokiam supratimi užaugę, nes iš tikrųjų ten, ir mano vyro tėvai vasarą visada imdavo vaikus, kurie neturi tėvų, globoti po save. Ir ten yra priimta taip, kad į šeimas. Aš pati tuo nesidomėjau, bet kiek girdėjau, tai biurokratija, visi tie įstatymai, popierizmas, kad nėra taip lengva įsivaikinti vaiką. Kasmet Lietuvoje daugiau nei 100 000 vaikų netenka tėvų globos. Tai atsitinka tuomet, kai jų tėvai dėl įvairių susikloščiusių aplinkybių, ligos, priklausomybių, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku, negali patys auginti vaiko. Kaip manot, ar tai yra dovana, ar daugiau rūpestis? Gal daugiau rūpestis, bet kas negali savo vaikučių turėti, tai gal ir dovana tuo pačiu. Prie vaikų globos temos dar grįšime kitoje laidoje ir aplankysime gražią šeimyną, kurioje auga 6 globojami vaikai.